Mantai. Labas. Labas. Ar galiu sakyti, kad tu esi pats svetingiausias kaimynas Markučiuose? Vertingiausias? Svetingiausias. Ai, svetingiausias. Svetingiausias. Nu, tai nežinau, čia ne man spręst. Tai aš taip Sako nusprendžiau. žmonės, kad svetingas. Tai kai mes su Margarita buvom aha. kaimynės, tai žinok, aš galėčiau pasakyti, kad tu svetingiausias. Ai, žinai, kad aš labai nemėgstu šitų tokių epitetų, tokių kraštutinių, žinai, eusias. Gerai. Tai Nebūna kadangi tokio. su tavimi mes pažįstami, ir su Margarita susipažinom labai netikėtai, bet visi kiti tai nieko turbūt nežino, ką tu veiki. Aha. Taip, tai mes šiandien esame nuostabioje vietoje. Gal šiek tiek, nežinau, užslėpto ir žinomai tik tai tam tikriem žmonėm, kurie yra šitos aplinkos, šitoj gatvėje. Tai nežinau, ką čia papasakoti daugiau, gal tu papasakot, kas čia per vieta ir kai atidarinėjai, kaip norėjai, kad atrodytų arba kas ateitų pas tave. Tai tiesą sakant, žinok, taip ir gal biškį truputį ir norėjau, kad taip atrodytų, žinai, toksai. Paslaptingai. Nu jo, kad nesenamiestį, kad nebūtų toks kažkoks labai viešas, žinai, daug reklamos, užeikit atidarytos durys ir mes jūs čia pasiūlysim viską, ką tik mokam. Ne, aš taip labai, žinai, aš jau ir pasakojęs esu, kad Facebook aš tik susikūriau. Tai progai pradėjęs verslą, nes tik tol aš jo net neturėjau, aš nemėgstu reklamos, aš nemoku jos daryti, nesireklamuoju, nesigiriu, nemėgstu girtis, o jeigu kas nors mane giria, tai ir iš principo ir aš niekada nesijaučiu gerai, kai mane giria. Nepriimi tą. Nu, man kažkaip jo, sako, taigi tu turi mokėti, priimti pagiras, nu ką žinau aš, tai va tas, kur žinai, kad aš nemėgstu nei būti geriausias, nei kai kažkokiais titulais taip mėtosi, žinai, ten pagristai ar nepagristai, ypač kai nepagristai. Man atrodo, kad tarp geriausių reikia būti absoliutų kažkokiu. O tu galvoji, kad reikia būti geriausiu? O tik vat nereikia. Nereikia būti. Ir aš nesiekiu būti geriausiu ir nenoriu niekam nei čia įtikti visiems. Aš kai pradėjau dirbti šitam svetingumo visam sektoriui, tai mane ko mane išmokė, kad ne tu turi save pardavinėti ir apie save pasakoti, o kiti žmonės turi pasakoti. Tai gal tavo tas, kad visi kiti pasakoja, žiūrėk, mes su Margarita jau pasakojame. Jo, bet tai jūsų Margarita irgi nėra visi, žinai, ir Markučių gyventojai visą šitą gatvę irgi nėra visi, kurie pasakoja. Tai labai faina, kai pasakoja, kam patinka, yra kam nepatinka, neteina, nevartoja ir viskas gerai dėl to. Kalba žmonės, kad čia yra gerai. Nu tai va, ir to ir va, ir gerai. Kalba žmonės. Kalba žmonės. Tai, žinai, viena mano tokia pažįstama svečia iš kitų vietų atėjo pas mane atidarymą ir sako, tai kuomgi dabar čia šita vieta bus įdomesnė ir geresnė už kitas vietas. Dėl ko čia reikia važiuoti. Bet čia ne vieną klausį šitą. Tai aš kažkaip sakau, nu tai tik dėl to, kad aš esu čia, o kitur manęs nėra. Nu, kuomgi tu dabar žmonės nustebės? Jo, nu tai visi nori kažkokio, kad iš karto žinot, ar ne? O gerai, pradėkim gal nuo tokio pradžios, nes mes, kadangi su Margarita norim išsianalizuoti, kaip žmonės ateina iki tam tikros savo gyvenimo vietos, kaip tavo kelias šitam svetingume visame prasidėjo, ar tai buvo planuotas, norimas, ar tu visą laiką ir norėjai? Nei aš planavau, nei aš norėjau, nei ką žinau, kažkaip taip viskas gavosi. Studijavau. Aš ir vis esu poligrafas. Poligrafiją baigė. Aš net nežinau, mechanikos fakultete. Aš studijavau visas mechanikas išskyrus statybų inžineriją. Tai va, bet, o šitas kažkaip po Amerikos, tai žinai, Amerikoje išvažiavau dirbti, papuoliau į restoraną. Walk and Travel, tas studentų programa. Ten pradėjau dirbti restorane, pusę metų ten net buvau praktiškai. Grįžau, tada vasarą įsidarbinau garsiam labai restorane šiuo metu nebeveikiančiam Žemaičių Lanša. Ten mane turbūt priėmė pagal mano pavardę Žemaitis, aš nežinau dėl ką, nes sakė, vietų nebėra, bet vis tiek paskambino. Tai va, ir ten kažkaip prasidėjo mano, žinai, ten 2 vasaras atidirbau. O po to perkelį tą jau prabangiausią tuo metu restoraną, ten to pačio Oželio Arūno Le Provencas, kuris 10 metų diktavo madas kulinarijos, žinai. Iki tų jau atėjusių 14, 13, 12 metais jau prasidėjo, žinai, atskirų šefų kultūra, žinai, molekulinė virtuvė, fine diningo, žinai, stiliai.
Tai va, iki tol jis ten buvo nuostabus restoranas ir tik teigiamai aš apie jį galiu atsiliepti ir ten tikrai daug ir patirties, ir įspūdžių žmonių. Ir kažkaip ten per tuos 10 metų ir kažkaip susiformavo mano tas Bet niekada nenorėjai išeiti, tai prasme, pakeisti kažką, bet visą laiką ir galvoju, kad tai jau čia, kur man reikia. Aš žinok, niekada taip negalvoju. Aš, žinai, kaip, aš labai dažnai sakau, ypač, kai jauni žmonės ateina ten, arba dirbi su jais, arba kažką, jie klausia, sakau, žinok, jeigu darbė nenori daryti mažiausiai 100%, tai ką reikia, tai tada nedirb visai. Bet čia ne tik mūsų sektorių, čia visur taip pat. Nes, iškart matos, jeigu žmogus, jisai žino, kad jisai gali daryti daugiau, bet nedaro tai dėl kažkokių priežasčių keistų. Tai kam tu tada darai? Kam tu gadini savo sveikatą kitiems? Tai daryk, kas tau patinka labiau. Tai va, aš to nieko nesupratau ir aš savo kažkaip esu puikiai įsivardinęs. Kai man nepatinka, nedarau. Atsibos man šitas ir aš be jokių ten kažkokių tai skausmo tiesiog uždarysiu duris, išeisiu ir kažką kitą darysiu. Dabar dirbi vis tiek daugiau savo, kažkokių kolegų prisirišimo neturi, bet prieš taigi buvo turbūt tokių patirčių, kur turi komandą, kurią reikia mokyti, prižiūrėti. Tai kuo ta patirtis prieš tai buvusi nuo dabartinės fainesnė arba kaip tik gal sudėtingesnė? Ne, žinok, jinai ir tai yra įdomi, kaupianti tavo patirtį, su to viskas gerai, kitokia. Ir nei jinai kažkokia geresnė, nei patogesnė, tiesiog ten buvo vienaip. Tu išnaudoji savo patirtį kitaip, arba savo žinias įskleidi kitaip, o tu, kai dirbi savo, jas dar kitaip panaudoji. Tai čia, žinai, čia nėra to, kad jeigu aš esu kažkoks administratorius, o ne savininkas, tai aš esu kažkom tai žemesnis, prastesnį darbą dirbu, ar ten koks nors, jeigu vadovas, tai aš esu čia kažkoks labiau kietesnis negu administratorius. Jeigu aš esu ten koks nors pamainos vadovas, tai aš esu kietesnis negu padarėjas arba plovėja. Aš gal norėjau tą kitą biškutį linkme pakreipti šitą pokalbį, nes aš šitą suprantu jau tiem, kurie tik tai galbūt pradeda, tai jiem gal ir svarbu turėti tą pavadinimą kažkokį, jau čia užtvirtinimą. Tai labai svarbu, bet jie taip tokie naiviai nereikalingi, dabar absoliučiai jie nieko nesako, dabar čia tik parodo tavo tokį gal kažkokį ir nekultūrą kitas iki neparodo, ir tokį aroganciją, galbūt, žinai, kad aš esu geresnis už tave, kurio vietoje. Gali kitą dieną būti visiškai pasikeist kortas. Tai čia, man atrodo, ir tas toks dar nepatyrimas. Tai čia klausyk, tai patyrimas, mes pasimam vyresnius žmonės ir lygiai tą pati, žinai, tai ką aš noriu pasakyti, kad, žinai, kiekviena situacija, kad ir kur tu esi, jinai tau gali duoti, arba tu gali neimti iš jos nieko. Arba imi, arba neimi. Nes ir ten tu gali pasimti labai labai daug, žinai. Tai va, tik tais nori. Ir va, tas noras 100% daryti, žinai. Tada, ir bet man čia mano filosofija, kuo tu daugiau atiduosi, tuo tu daugiau gausi. Tai galbūt ir tas noras, galbūt labiau mane vis laik vedė ir man kažkaip atrodo, vienoje tai sėkmingai, kitoje norėčiau, galbūt būčiau norėjęs, kad būtų sėkmingiau, žinai, bet vis tiek, kad ir kaip buvo blogai, aš vis tiek stengiausi duoti tiek, kiek aš galėjau, o padojau, kai jau viskas pasiekdamas tikrai didį tašką, žinai. Bet niekada nebuvo taip, kad pusė kojos dar. Ir va tada kažkaip visą laiką gauni, bet tas kažkoks vis tiek, stengiasi vyti nuo savęs tos nemalonius dalykus. O gerai, tai dabar aš vėl grįžtu į tą savo klausimą. Darbas su kitais, kai tau reikia pasitikėti kitų ten, kad ateisi darbą, pirmas dalykas, išmokyti, kaip daryti kažkokius gal pardavimus, ten, nežinau, dienos eigą savo pasiruošti, organizuoti. Dabar tu pats už save atsakingas esi, didžiąją daugumą, ar ne? Tai va, ar yra lengviau, kai vienas savo dirbi ir planuojasi savo darbus, ar visgi toj komandoje? Čia dabar aš noriu paklausti tiesiog, kad kuris etapas tas yra fainesnis arba... Tai aš vėl pasakysiu taip pat, nei fainesnis, nei fainesnis, jie abudu labai labai skirtingi. Ir lengviau, ir nelengviau, čia sunku pasakyti, žinai, tu čia vadovas, tu čia jau dabar, tu čia kaip nori tą darai, teoriškai taip, žinai, ką noriu užsakau, ką noriu iš įmonės asortimento, žinai, noriu dirba, noriu nedirba, blogiausiai atveju, žinai, susirga vaikai, užrakina duris, išvažiuoja namo, žinai, jeigu ten kokios degustacijos tik suderintos nėra. Tai šito vietoj yra lengviau, aišku, kita vertus, tu viską turi pats apriepti, žinai, darai. Tai tokio daugiau darbo, bet tas darbas manęs niekada negazina, žinai, aš
Visą laiką kažkaip norisi darbę labiau dirbti, o nesėdėti ir knygą skaityti. Žinai. Kas man labai patinka irgi darbė būdavo anksčiau knygą skaityti. Kai su kitais, nu, tai tu visai kitaip organizuoji, taip, nu, ir sudėtingiau, ir kitas iki ir atsakomybės didesnės, galbūt, aš sakyčiau, daugiau atsakomybių, kai su kitais žmonėmis dirbi. Pasitikėjimas, čia labai plati tema, žinok, apie pasitikėjimą, nes aš norėčiau palinkėti visiems, kurie daro savo verslą, kad pasitikėtų savo darbuotojus. Nes kai tu nepasitikė, tai rezultatai būna prasti. Aš sutinku, kad ne visais reikia pasitikėti, ypač kai jie nuvilia savo pasitikėjimą, ar ne? Ir ne vienas, ir ne du pavyzdžiai, aišku, yra, bet nu, tu turi duoti šansą pasitikėti žmogum, jis jaučia, kada tu jo pasitikė. Rezultatai visą laiką bus geresni. Mums Margarita prieš šitą pokalbį uždavė tokią temą. Tai aš turiu dabar ją pagarsinti. Mes Margarita visą laiką, kai kalbam apie tave, tai mes vis sakom, nu, bet Mantas, jisai moka papasakoti, įtikinti, parduoti, nes visą laiką norisi ateiti pas tave, norisi tavo papasakoti, įsigyti kažkokį dalyką, paragauti kažkokią emociją. Ar tai, kaip tu galvoji, ar tai įmanoma išmokti, pavyzdžiui, jeigu tu turėtum kažkokį šalia kolegą, reikėtų jį apmokyti. Ar įmanoma būtų? Ar čia visgi tokie... Vėliau, žinau, čia reikėtų turbūt kokio profesorio klauskas, ar čia įgyjama, aš tikiu, kad tai yra gal trupučiuką kažkaip ir gimtiniai reikalai, priklauso, kaip tau pasisekė, ką daryti. Nu, mes biškai apšnekėm, žinai, tai vėlgi tas tikėjimas, noras daryti, žinai, atiduoti daugiau negu tada gal tas toks, žinai, sudėdamų daug, žinai, sudėdi vieną krūvą ir gaunasi. Gal taip tada atrodo iš šono, žinai. Aš šitą, tai aš tik sunku pasakyti, ar tai yra išmokstama, nu, gal iškutį. Nu, bet, supranti, kaip yra, man patinka domėtis, aš praėjau tą etapą, kai, žinai, aš žinau, čia yra gerai, čia yra blogai, čia kažkas lentyna sudėta, kas yra čia, man netinka mano filosofija, šitą atidedam, čia yra nesąmonė, kas, nu, labai dažnai, žinai, čia yra nesąmonė. O čia jau yra gerai, nes taip daro mano aplinka, taip daro žmonės, kuriais aš laikau autoritetais, aš šito žodžio labai nemėgstu, nes aš asmeniškai autoritetų neturiu. Tas 100% pardavimas tikriausiai ar įgimta, ar neįgimta, tai prasme, tiesiog jeigu tau rūpi ir tu nori, tai dažniausiai ir įvyksta. Nu, kažkaip tau rūpi tas dalykas. Aš įsivaizduoju, kad man turbūt padėjo dar, žinai, teatre vaidinau 20 metų. Tai gal dar tas teatras kažkiek, žinai, tokios gal drąsos, nes šiaip iš principo, aš nežinau, kaip mane kurie žmonės pažįsta, aš gal nesu toks ekstravertas, žinai, realiam gyvenime. Man toks darbas yra, žinai, kažkada į visą šitą darbą, netgi į šitą, aš visą laiką, kažkaip man patinka šitą, žinai, norisi pasakyti, Chebra, mes čia nestatom bažnyčių ir žmonių neoperuojam. Ar ne? Kartais netgi mūsų sferoje, kai kurie žmonės visą šitą sureikšmina alkoholį, maistą, iki tokio negalėjimo, kad be to mes negalėtumėm išgyventi. Nu, tas toks, mes nestatom čia bažnyčių. Ir kartais tiesiog norisi tai visą kaip žaidimą pasižiūrėti. Nu, pabandyti pateikti kaip žaidimą, žinai, nu, paprasčiau ir tada tai gaunasi daug natūraliau. Negu ten, žinai, su baltom pirštinėm ir turi būti taip ir ne kitaip, mes turim daryti taip ir ne taip. Nepalieka žaidimo ir man toksai, ir aš tame gyvenau, aš, žinai, bandžiau šitą visą reikalą ir man tuo metu patiko, bet po to kažkaip pasižiūrė, atsitraukia, padirbi kitur ir, nu, kažkaip to žaidimo kartais pritrūksta, žinai, jo, o man dar ta kažkaip darbė vis laik darbiškai tokia natūrali kaukė užsideda, žinai, ne tai, kad aš pasikeičiu ir ten meluoju kažkam kažką, bet, nu, kažkaip man lengviau sekasi bendrauti. Aš darbė esu Mantas, kuris šiuo metu yra padavėjas, barmenas, pardavėjas, žinai, kad ir ką ten bedarytam tuo metu. Bet vis tiek Mantas. Gyvenime aš esu kitoks Mantas biškai. Jo, bet tu užsiminiai dar, kad turi tos teatro, ar ne, patirties ir visų tų dalykų. Mes kaip tik su Margarita vakar kalbėjome, mes turim dabar naujokių komandą ir yra nedrąsių merginų, kurios tai yra pirmas darbas. Ir mes kalbam, tai tu įsivaizduoji, kad čia yra tavo scena, kur tu gali būti kitokia. Jeigu tu gyvenime esi nedrąsi, tai tu čia gali pasimatuoti kaukę, kokia tu būtum, tarkim, drąsi, ar ne? Tai čia tas teatras galbūt labai lengva galėtų būti. Jo, bet labai lengva tai pasakyti, galėtų būti toks, žinai, kaip galimybė pabūti savo vaidmenyje. Gal čia ir yra tas pliusas, nes tu turi tos patirties ir gali kaip ir vaidmenį. Aš tau iš karto šitą kontrargumentuosiu, žinai, pastatyk aktorių sceną, kuris žino tekstą ir kuris nežino, žinai, padėsim, kaip jis jausis. Tai va, o tekstas įliuotas, net tu negali improvizuoti.
žinios, ane, žmogus, kad ir koks jisai drąsus bebūtų, gal jisai, žinai, gal jisai šiaip drąsus, labai ekstravagantiškas, ekstravertas gyvenime, bet jisai tu jį pastatai va šitą vietą ir jisai, ir jeigu jisai dar savikritiškas, kas yra labai svarbu, ar ne, tai viskas jis užsidaro, nes jisai nežino, kad ir koks jis bebūtų, tai pastatai, va, vyno, 200, kaip jis elgsis. Jeigu žmogus mąstantis, jisai užsidarys iš karto, aš negaliu pasakoti to, ko nežinau. Aš turiu turėti žinių. Bet jeigu tave pastatyti, tarkim, prie kažkokios, nežinau, vitrinos, kurios tu kaip ir nežinai, tu vis tiek išsisuktum. Ne, tai improvizacija vienareikšmiškai yra, visą laiką improvizacijos reikia, nes tu, žinai, labai gerai, kai tu viską žinai. Arba tu gali daug maž žinoti, arba, žinai, nebijoti pasakyti, kad aš nežinau. Čia va tas yra svarbiausia. Aš visai matėm sakau, drąsa pasakyti, kad aš nežinau. Nesukti ten aplink pirštą kokių nors nesąmonių vyniot, žinai, bet improvizuoti teisingai. Ne? Improvizuoti, bet jeigu tu nežinai, tai improvizuok taip, kad žmogus suprastų, kad tu nežinai. Bet apžais gražiai, kad jisai nesakytų, ai, tai čia nieko nežino, čia kažkaip prasta vieta išeina. Arba, man kažkaip negėda pasakyti, pavyzdžiui, kad nežinau, tu nueisiu pasižiūrėsiu, pasiklausiu. Jo, daug gėda, žinok. Ta prasme, kažkaip. O kodėl gėda? Kodėl gėda nežinoti? Nes nedrąsiai jaučiasi turbūt savo rolį, arba savo poziciją. Tai tu kuom čia būsi negražu? O kas viską žino? Prieš ką tu sėdi žmogus, kuris turi daug pinigų, tu galvoji, jis žino už tave daugiau? Nevelniai jis nežino daugiau. Jeigu tu pradėtum... Jo, jisai tiesiog drąsesnis, jis turi turbūt daugiau pinigų, dėl to jis sako, aš, va toks. O tu čia esi va toks. Bet tai nereiškia, kad tu mažiau žinai. Galimai, kad tu 10 kartų daugiau žinai. Ir netgi tikimybė labai labai didelė, kad tu daugiau žinai. Tik jisai žino turbūt savo sferui kažką, ką jis daro, ten žino daug. Bet tu kažką kitą darai turbūt. Ir tu žinai 1000 kartų daugiau tą dalyką. Ir ta tokia baimė, žinai, susidūrus, žinai, su kažkokiu žmogum, kažkokiu, tai prasme, galingesniu, kabutėse, sakykime, ne? Tu kažkoks pasijauti mažas. Tai gal pas mus šitam ir sektoriui biškiai, žinai, ypač, jeigu mes vis tiek čia kalbam tą temą labiau, ne? Kartais žmonės be reikalo pasijaučia maži. Nes dirba labai daug nuostabių jaunų žmonių, kiekvienais metais ateina, žinai, ir jie galėtų toliau čia dirbti, žinai, bet galbūt, žinai, norisi, trūksta gal žmonių, kuriems va taip orumo įpūstų jiems. Pavyzdžių, tavo gal tokių, pavyzdžių, orumo, nieko blogo tu nežinai, viską tu išmoks. Aš ten sakau, žinai, ten jeigu tu stalą serviruoti nemoki, tu 3 pamokos su geru mokytoju, tu išmoksi prezidentūrai serviruoti. Čia daug mokslo nereikia. Mokslas yra kitur prasideda, žinai, kad tai va, ir tos žinios, tu žinot, tu turi domėtis. Domiesi, viskas, tu gali su bet kuo lygiai, 1 ant 1. Mes tikriausiai ir pradėjom šitas ir laidas įvairiausias daryti ir pokalbius tam, kad įpūstumėm tos drąsos, kad šitam sektoriuje dirbti nėra nei gėdinga, nei tu esi kažkuo prastesnis, dėl to, kad aš ir pati daug metų dirbu šitam sektoriui, nors pradžioje aš turėjau visai kitų įsivaizdavimų, kad čia trumpam aš tik tai ateinu, bet pabuvusi čia aš supratau, kad aš žiauriai daug informacijos gaunu, žiauriai daug patirčių, kur kitur aš taip ribotai galbūt tik tai gaučiau. Tai dėl to ir kalbinam jau tuos žmonės, kurie perėjo savo kelią, supranta, kad šitoj vietoje jaučiasi stabiliai ir gali žongliruoti vos, ne, bet taip kaip tu, ar ne? Sakai, bet kitas dalykas, kitas dalykas iš kitos pusės žiūrint, labai pavojingas dalykas ir labai dažnai irgi mūsų sektoriui pasitaiko, kai žinai, kai aš nieko nežinau, bet aš įgyju drąsos ir visą kitą ir 1 ant 1 einu ant tu, žinai, bet, tokios iš kažkokios tuštybės arba, tiesiog, žinai. Per daug ant tu, žinai, nuo to, žinai, toks, tas vat nepuošiai, ne? Čia tokia kaip išimtis. Labiau, žinai, aš labai tikrai... Bet čia irgi visur tokių yra. Jo, bet aš labai daug girdžiu tiesiog, kad padavėjų, pardavėjų eiti... Nelygis, jo. Ir daug kas, vat, ir laidos įvairiausios būna, kur ten prasideda nuo atlyginimo, iki tenais bulinimų visokiausių darbuose ir visų šitų dalykų, bet iš tikrųjų tai šitoj erdvėj tu labai daug gali susirinkti informacijos.
Tai lygiai tie patys, nežinau, psichologiniai dalykai, paveikslai, žmonių Čia labai atpažinimo, psichologinis darbas, beje, jeigu tu nori. kūrimas, ten istorijos, pardavimai, čia ir marketingo gali būti, čia ir apie maistą sužinoti. Dabar čia daug. Nu, čia daug dalykų, kur tu gali į skirtingas labai kryptis išeiti, kažkur domėti, žinai, ir somelie, tas pats, žinai, kulinarija, kaip tu sakai, marketingas, reklama, tai šitą sferą tu gali išnaudoti bet kur. Aš kažkaip juokaudamas dabar šitam visam, tokiam, žinai, karinių nuotaikų kontekste, žinai, nu, kuris sektorius IT karo atveju bus naudingesnis, ar maitinimo kažkur, žinai, arba požinai, arba peržinai, nu, ta prasme, tai yra toks, šitas niekada neužsibaigs, žinai. Žmonės visą laiką valgys. Šitas niekada neužsibaigs, bet šitas dažniausiai nukenčia. Šitas dažniausiai nukenčia, kas skaudžiausia, žinai, nes atrodo, kad jį lengviausia atnaujinti, žinai. Bet gal tame ir yra, supranti, kad kažkas atsitinka, nu tarkim, ten karo kažkokie žmonių sumažėja, tu turi persiorganizuoti savo kaviniai, savo restorane. Gerai, ką dar sugalvoti? Bet kur dar persiorganizuoti ir lengviau to pačiu, ar ne? Jo, lengviau. Nu, pasakyk ten gamybinę kokią įmonę, žinai, o čia maitinimą, aš surinkau, žinai. Bet va čia reikia irgi mokėti, kai buvo COVID-as, ar ne, daug restoranų persiorganizavo kažkokius ten savo išsinešimui dalykus darė, dar ten. Kas norėjo, kas fantazijos turėjo, tas persiorganizavo. Pradėjo daryti. Tai čia irgi reikia drąsos, žinai, tokio sugalvoti galbūt. Ir iš šitą sektorių jau čia. Bet jau fantazijos reikalas. Jo, čia jau fantazijos reikalas, žinai, kas. Visi labai gerai matėm, kas mokėjo, kas turėjo, tas persiorganizavo ir mažai verkėjo, kas neturėjo, tai verkė lygi šiol. Aš dar labai noriu paliesti tą pardavimų temą, niekaip į diskusiją niekur neiškeliu šitos minties, bet kaip tu galvoji, tarkim, yra produktas, kurį tu nori parduoti, nežinau, tai gėrimas, patiekalas, ar įmanomas pardavimas be kažkokios istorijos? Tiesiog pastatai daiktus, meniu padarai ir pardavinėja. Ar yra sėkminga, ar yra galimybė, kad tai bus sėkminga? Žinai, kaip yra, aš galvoju, kad čia vis tik, nu čia aš matai, aš gal tik šitam sektoriui galėčiau kažką. Ir tai labai, žinai, siauram rate, žinai, kas va tokiam formate. Bet man tai yra toks labai empatijos reikalas šitoje vietoje, žinai. Kaip, nu, pirmas dalykas, aišku, tavo gebėjimas parduoti, ne? Bet vėlgi, tavo gebėjimas parduoti skirtingiems 10 žmonių, jisai veiks labai skirtingai. Tai va tas, nu, sakai, kada būna geras pardavėjas, empatiškas, man atrodo, turi būti. Tai yra labai labai svarbu. Įėjo žmogus ir tu turi realiai, ta prasme, tą face control, žinai, toksai skaneris, aš nueina, kokio velnio jisai čia atėjo, ar ne? Ar jisai atėjo, va, pasiimt butelį išbėgti ir nekniskit man smegenų su savo pasakojimu, žinai. O kitas ateina ir jis, nu, jau turi pajaust, kad jam reikia istorijos, kad jam pasakot, kas jau pašnekėt, kažką duot paragauti, žinai. Tai tas momentalus turi būti pajautimas. Nėra, kad čia dabar aš paklausinėsiu pusę valandos, paskui nuspręsiu. Nu ne, ir lygiai taip pat ir restorane, čia yra tokie psichologiniai, žinai, dalykai, ir aptarnavimo sektorių, pardavimo, žinai, kada tu gali sau leisdot paragauti viešai. O jeigu prašauni, tu matai, kad žmogus pradezinti, jis nenori ragavimo, jis nori, va, duok jam ir eina. Ar ne? Tai čia vėlgi labai sunku, man atrodo, įvardinti, kas labiau veikia. Tai čia nuo žmonių, kurie dirba, kaip jie pajaučia, kada ko reikia, nes vis tiek kiekviena vieta formuoja savo klientūrą. Faktas. Ne? Nes tada nebūtų tiek daug vietų skirtingų, ar ne, turbūt. Visiems reikia labai skirtingų dalykų. Ir aš kažkaip visą laiką, dar to jaunystėje, kai pradėjau dirbti, man labai patikdavo ir analizuoti klaidą savo, grįžus namo kartais. Nu, kodėl man iš to klientų, ten svečių, nesiseka bendrauti. Arba va šiandien nesumečinau, žinai, kažkas ne. O tas vyresnis padavėjas su juo ten laisvai visą elgesio su manimi, analizuoju, stebi, žiūri, tai. Jisai apie kitką šneka, žinai. Jam nereikia ten šitam informacijos iš viso jokios nereikia. Jis turi pinigų, bet jam tas tavo istorijos niekam neįdomios. Jam reikia pašnekėti. Arba jis eina, matai, laba diena, ir pasakai viso gero, kai sąskaitą neši. Nes tu matai, kad nelys prie jo. Tu žinai, ko jisai valgo, tu žinai, ką jisai kelia, tai matneš įpili, jokių nesąmonių, jokių ten pudrinimo, jokių tenais informacijų jam kilimo. Tiesiog žmogus atėjo, jam sunki diena ir tu prie jo tiesiog nelendi. Ir man atrodo, tas toks, empatijos pajautimas, žinai, kiekvieno žmogaus, kuris eina pas tave per duris, yra, tu daugiau klientų, tu tada sukuri tą emociją, kad pas tave ateiti gerą. Nes aš galiu ateiti bet koks, galiu gauti pakankamai daug, sakykime, nedariau sakyti maksimaliai, bet kiek įmanoma daugiau aš čia gavau tos jausmo pabūti tyliai, kalbėti, užsidaryti, paverkti. Aš taip.
kadangi turi čia tiek daug visokiausių patirčių ir dalykų per visą šitą laikotarpį, buvo kažkokių kuriozinių situacijų, kurias ir dabar dar atsimenė, juokingų, būtent iš šitos sektoriaus veiklų, ką pasidalin, nes visą laiką, žinok, įdomu, kas šitokio vyksta. Ne, tai ten teko ir išmesti iš restorano žmonės girtus ir tiesą sakant, per 1,5 metų ir čia teko vieną iš garsų kirpėją netgi iš tikrųjų išmesti, nes jisai neadekvačiai sureagavo vieno kaimyno komentarą? Ten tokia labai kvaila situacija buvo, žinai, bet tiesiog nuolatiniai kaimynai čia pas mane sėdė, užkalbino kitą kaimynę, kuri buvo atėjusi su tuo žmogum. Jisai ten kažkaip keistybiškai išgėrė, sureagavo, žodžiu, ir supratau, kad čia konfliktas praktiškai neišvengiamas. Tai va čia pajausti irgi reikia, ne? Jo, ir aš tiesiog sakiau, ačiū, jūs daugiau čia nepageidaujate. Ta prasme, tas, kuris pirmą kartą atėjo su ta mano kita kaimynė, kažkaip keistais, kas jam ten užėjo. Tai aš tiesiog paprašiau daugiau neteiti. Bet faina, žinai, turi savo vietą, kur tu savo taisyklės diktuoji. Bet nebūtinai mano, kodėl aš negaliu, būdamas ne savo vietoj tą padaryti. Tai negalim. Ir padariau. Yra, žinok, daug skirtingų vietų, kur visą laiką teisus, tengi prasideda. Tai teisus, va šitas amžinas klausimas, kas teisus, klientas teisus ar aptarnaujantis personalas teisus, žinai. Tai aš šitą tokius... O gal nėra skirtumo, kas ten teisus? Čia labai sunku kitas iki, žinai, suprasti, dėl to dažniausiai būna teismas jau tik kitą dieną, žinai, kai susėda vadovybė ir teisė pagal, pavyzdžiui, SMS kokį nors ar laišką. Taigi, mes žinom, žinai, tai tas vargšas koks nors padavėjas, aišku, jis vis laik bus kaltas, dažniausiai. Bet dėl to aš sakau, visi adminiai ar vadovai, jie turėtų irgi dalyvauti, žinai, tą veiklą, žinai. Kiek maksimaliai, žinai, kai būna, atidarau, palieku, o jūs dirbkit. O aš jau paskui jums atlyginimą mokėsiu ir vilnių duosiu, ir atleisiu už darbą, už blogą darbą. Bet kitas, tu turi dalyvauti tame visame, kad tu matytum, kas iš tikrųjų vyko. Kas vyksta apskritai, kokia nuotaika, kaip dirba virtuvė, kaip dirba ten salė, kokie jų tarpusavio santykiai. Tada tu daug racionaliau gali nuspręsti tą konfliktą su klientu. Tai ir tame mes gyvenom, žinai, patyrėm ir žinau, kaip iš tikrųjų būna. Ačiū Dievui, pavyzdžiui, mūsų Arūnas Oželis. Tai jisai niekada mūsų taip neteisdavo, žinai, jis kažkaip visą laiką būtų labiau už padavėjus, negu už savo ten draugus ir bičiulius ir klientus, kurie ateidavo pas mus į restoraną. Tai kažkaip jis visą laiką racionaliai labai vertindavo. Čia aš iš to daug išmokau dalykų, kad, žinai, nereikia teisti iš karto žmogaus, kuris aptarnavo, nes jisai kalčia, nebūtinai. Tai va, bet ir aš visą laiką sakydavau, ir dabar sakau, žinai, tas tavo nori būti teisus, tai pirmiausia žinok, ar tu tikrai teisus. Žinai, visi labai nori būti teisus. Žinai, jūs čia, mes žinom, kad mes skaniai gaminam, jeigu jums neskanu, tai jūsų problemos. Čia nepasakymas, ne? Bet, žinai, arba kažką tenais, atneškit man, kaip, dabar nepamiršiu niekada, vienas idėja iš svečios mums artimo šalies, sako, atneškit man raudoną šardonai. Ir kodėl tu neatneši? Ir aš sakau, atsiprašau, bet tikrai nėra. Nebūna. Jūs nieko nežinot. Aš geriau praeitą savaitę raudoną šardonę. Ir čia aš dabar turiu 2 pasirinkimus, suprantate, galiu apsisukti, nueiti, paimti raudoną vyną, ant kurio neparašytos vynuogės ir įpilti ją kaip raudoną šardonę. Ir jinai būtų išgerus ir būtų viskas gerai ir dar kartą nuėjus kitą vietą sakytų, geriau labai gerą šardoną, dar gerą įpilčiau, tai visą sakytų. Tokį gerą. Ir man pylė 2 vietose ir ką jūs čia meluojat, suprantate. Bet aš sakau, aš paimsiu, nėra, nenešiu, nes nėra tokio šardonė, bet tai čia toks labai akivaizdus, žinai, čia net juokingas, kuriozis, žinai, tai nebūna, dažniausiai nebūna taip aišku, žinai, bet ir mes ten pradėjom ginčytis, aš pradėjau pasakoti, galų galiai mūsų pokalbį įstraukė kitas stalas, kurie ten pradėjo protinti, kad tikrai taip nėra. Ir tada galų galia, atsiveskit Wikipediją, dar tuo metu ten nebuvo taip lengva, žinai, čia 2000 kokie, nežinau, gal 7 metai. Šitą ir pažiūrėkit, taigi lengva, žinai. Bet o kaip baigėsi šitas dalykas? Nieko nebaigė, piliu aš jai baltą vyno, viskas ten gerai, žinai, piliu ar baltą šaldą, nepamenu, kom ten baigėsi. Bet aš galvoju, žinai. Bet neišpirint pripažinto savo klaidą, žinai. Bet suprantate, aš turėjau ties to padirbti, nenuleisti galvos, žinai, ar ten kažko. Tai čia dėl to, kad tu turi tą gebėjimą, žinai, tokį turbūt išrutuliuoti, papasakoti, ten neįžeidžiant. Jo, bet tas turi, žinai, ir kito žmogaus nežeminti, žinai, jisai už tave taip, jisai pas tave aukštesnis, nes jisai atėjo pas tave į svečius, tu esi šiuo metu jo aptarnaujantis personalas ir tu negalėjom plėšyti akių, žinai. Kas labai dažnai būna, žinai, ir tas labai negerai. Tai va, tai čia šitoje vietoje tada vis laik klientas teisus, žinai. Bet jo neteisumą tu vis laiką gali įrodyti. Bet ar reikia? Reikia.
Jo neteisumą, man atrodo, visą laiką reikia įrodyti, bet tu turi įrodyti labai racionaliai. Jo nežemindamas, jo, žinai, pateikdamas argumentus ir taip toliau, žinai. O neįdamas į konfliktą, žinai, nes tada niekada nelaimėsi. Visą laiką pralaimėsi. Jo, aš tai iš tikrųjų esu tos nuomonės, kad net ir prastas komentaras, tarkim, kuris nėra racionalus, ten apie kažką ten, per didelės kainos. Aha. Tai reiškia, žmogus, kuris atėjo, jisai nesuprato stilistikos ir apie ką ta vieta galbūt. Tai prasme, kad visą laiką yra priešistorė, kur galima buvo žingsnis prieš kažką padaryti, kad kažką jisai praleido, būtų, jo. wow, ar ne? Taigi čia šitoj vietoj gamina ir dėl to, žinai, nu, toks, kad visą laiką neigiama reakcija, neigiamas komentaras, tai yra kažkurioje vietoje prieš padarytas kažkur padaryta klaida. paslys. Visiškai sutinku. Taip, bet matai, ne visi žmonės ir labai daug skirtingų svečių yra, visi ateina su skirtingais poreikiais. Kaip ir sakiau, viena nelis kiekis mes atėjom dviese pabūti, ar aš vienas. Ir, bet vis tiek tu turi kažkaip jam pateikti visą tai, kaip pas tavai yra, žinai, kaip tavo formatas. Na, aišku, jeigu sudeginai steik ir tu jam pradėsi įrodinėti, kad jis gerai iškeptas, tu niekaip nerodysi jo, ne? Arba jeigu bulvės prarūgė užvaką, žinai, čia aš paskutinį kartą su šeima nuėjom valgyti bulvinių blynų į šitą, nesakysiu kokią, bet mūsų mėgstamą vietą. Šitai man atnešė tos blynus keptus prieš 2 valandas ir pašildytus. Tai prasme, jūs nelakykit manęs už kvailių, kad aš šitą, nežinau, kaip atrodo, ką tik iškeptas blynas, žinai. Bet jie išpūtė akis, man 3 marmenai sako, kad viskas tvarkoj. Tai tie blynai šviežus, aš nesakau, kad jie nešviežus, bet jie nekepti, ką tik, žinai, aš nenoriu iš tų kepti, kodėl jūs ryte iškepėte, man dabar pašildyti po 5 valandų. Tai, tokie, žinai. Tai tada jau... Kodėl tu nevalgai, taigi visi valgo? Tai ir nevalgiau iš principo, žinai. Bet apie tos komentarus labai vienas iš tų tokių variantų yra, jeigu tikrai negaila papasakot, impulso man, vandens pramogų parkas, Vičiai, ane yra? Kažkada norėjau eiti su šeimyna irgi ir atsidariau komentarus, galvoju, paskaitysiu, nes paskutinį kartą, kai buvau, taip kažkaip ten, žinai, nešvaru, šalta, ten pusė dušų neveikia, žinai, paskaitysiu komentarus. Ką tu galvoji? Šiaip įdomu, atsivers pasiskaityk. Ir ten paklodės komentarų. Viskas blogai. Iš principo visi komentarai blogi. Ir bet po kiekvienu komentaru, aš nežinau kas, ar savininkas, ar administracija, atsimušinėja po kiekvienu komentaru. Okay. Ir atsimušinėjimas nėra tai, kad mes atsiprašom, žinai, čia kažką pakei. Visur jūs neteisus, dabar tu rašai komentarą, pas jūs blogai, dušai neveikia, jie sako, jūs nieko nesuprantate, viskas veikia, jūs neteisus. Ir grūdinimo programa. Aš ten kažkaip 20 komentarų skaičiau, žinai, ir visi su atsišovimu, žinai, atgal. Va čia tai lygis galvoja, ar ne? Tai, dugnas. Čia, žinai, žemas lygis. Tai būna ateini į vietą, kur yra blogas aptarnavimas, bet jų stilius toks. Bet čia mūsų stilius, čia tas stilius, aš tai... Ateik pas mus šaltas vanduo, slidžios grindys. Ja. Yra tokių vietų, supranti, yra fainų tokių vietų, irgi vardais neminėsiu, bet kur, žinai, man taip nepatinka, čia jie visi arogantiški, pasipūtę, čia viską žino, čia mes atėjom paprastai ir čia mus, žinai, durnina. Čia, žinai, vėlgi ir tu kaip svečias turi pajaus, kur tu atėjai, žinai, jeigu tu atėjai ten į fine diningo restoraną bus vienai, bet jeigu tu atėjai ten kokį nors, ką žinau, į barą šnekutis, ten bus kitaip, tu nenorėk to pačio. Ar ne, kad čia aplink tave šokinėtų, kad tau čia, žinai, lankstytųsi, ne taip. Ir ta vieta žavinga, ir ta vieta ne, kažkaip žavinga, tau gali nepatikti, bet jeigu jinai veikia 15 metų, reiškia, kad kažkas ten gerai. Kažkas ten gerai. Ar ne? Gerai, labai labai smagu čia su tavim bendrauti. Noriu dar galbūt ateities kažkokių planų paklausti. Turi dabar tokį etapą. Ką į ateitį jau galvoji, planuoji? Gal aš net niekada nieko neplanuoju. Kažką dar papildomai samdytis kažką? Ne, mano dabar toks noras, žinok, kepyklėlę turėti kažkokį. Noriu. Bet čia toks labai toks šaukė. Labai toks abstraktus, jo, jeigu kas nors nori, turi idėjų, kaip įgyventi, faina tokia, bet, kai žinai, ne kur saldus visokiausi kruasanai, kur dabar ant kiekvieno gatvėje po kruasaninę, bet, taip paprašiau. Ne visko neišduosiu. Gal kas nors norės su tavim prisijungti. Man labai patiko Ispanija, reiškia. Kai vaikščiau per Ispaniją, reiškia, kažkokiam miestelį, anksti ryte tenais, gal 7:30 ryto išeinu jau tą kelią, žinai, su kuprinė ir atvažiuoja į aikštelę, tokia aikštė centrinė nedidelė miestelė. Ten tas miestelis, ką žinai, 20 trobų gal. Atvažiavo toks autobusiukas, kabliukas, toksai kablukas. Ir pipina garsiai. Ir, taip signalai spaudėsi. Ir staiga iš visų namų pradeda eiti žmonės, jis atsidaro tą bagažinę savo ir ten visi perka duoną šviežią. Jisai išpardavė visiems duoną ir išvažiuoja į kitą miestelį. Va. Čia tavo svajonė. Jėga. Ne, čia taip, ne taip, aišku, bet skamba tai labai taip. Žinai, šviežiai duoną ryte iškepėm, naktį kepėm, dabar išdalinom, viskas einam namo. Gal čia nėra ten kažko labai prabangus verslas, žinai, bet
Aš, žinai, kaip juokaudamas sakau, kai aš jau norėsiu daryti verslą, tai eisiu ką nors kitką daryti. Eisiu pas tėtį dirbti statybų įmonę. Nu, šitą prekybą statybinių medžiagų. Tai ten verslas, žinai, ten, kur tu gali uždirbti. O čia yra, aš nelaikau čia verslu. Bet savo, ar ne? Čia toksai... Savo. Sau Įdomu. malonu, Man ne? užtenka. Man patinka mano darbas. Ir Man visą laiką patinka, patiko žinok, ką mano tu darbas. darai. Man patinka, ką tu Jo. darai. Vat, pavyzdžiui, šiandieną pas tave bus tokia labai įdomi kolaboracija. Cepelinai su šampanu. Su šampanu. Antrą kartą ir dar bus balandžio mėnesį vieną kartą kažkada darysim. Tikrai faina, tai aš kolaboruoju su fainai žmonėm. Jūratė Sprindžiūnaitė ves degustaciją. Fabrikėlis restoranas ateina pas mane gaminti. Rivertaunas restoranas. Nu taip, kas... Pasikvietė į svečius. Aš pasikviečiu svečius, taip. Ir mes kartu kažką paveikime. Nenobodu. Dėl ko kaimynai sakau, kad čia tave labai myli ir mėgsta ir tu esi svetingiausias kaimynas. Nes pas tave atėjus vis galima kažką naujo. Surasti, patirti, paragauti. Viena vieta, kurioje yra daug skonių, daug bendravimo ir daug gerų patirčių. Galiu pasakyti, kaip sūrius renkuosi, žinai, tai Papasakok. mano dukros paragauja sūrius ir jeigu jas valgo, tai žinok, kad ir kaimynam patiks. Okay. Žinok, tikrai kažkaip pastebėjau, žinai. O galima pas tave vynų, pavyzdžiui, ateiti. Aš paragauju su Taip. Margarita ir tada, jeigu mums patinka, tu į savo paragauju. Ai, va taip, ar ne? Jo, mes galime būti pas mane galima kitaip, galima prieš perkant blogiausiu atveju galima paragauti. Galiu atsidaryti, jeigu jau labai sunkiai sekasi man pasakyti, kad jums šitas vynas tinka, labai drąsiai galima tiesiog paimti, atidaryti ir paragauti, nes aš vis tiek pilstau praktiškai visą asortimentą. Tai tikrai aš paskui išpiltysiu svečiams atėjusiems po taurę, tai iš to vietoj viskas gerai. Ai, nu tai reikia, žodžiu, mylėti savo darbą. Tai bet aš žinok, išsinešu šito pokalbio tai, kad jeigu darai tai 100%, Mažiausiai. Tada, ta prasme, kad tau turi rūpėti ir empatija. Ir nesijausti Vergu. Mažam. Vergu. Nu, Aš jo. turėjom tokių patirčių, kur žmonės ateina dirbti ir jie jaučiasi dar. Man atrodo, pas mus ne tai, kad nežino, bet jau genetiškai nelabai, žinai, jau išdylė visas, kas yra, sužinotų, kas yra vergovė, tai man atrodo, čia visi pasijautų labai oriai ir mylėtų savo darbą. Kad ir kokį jie dirba, nes visas darbas yra labai, labai fainas. Aš sakau, tiesiog darbė reikia. Jeigu tu, kaip tu jausiesi, taip ir tave tokį ir priims. Aš už tai, žinai. Prieisi prie stalo, jausiesi vergas, būdamas padavėjų. Tai tave ir laikys vergu. Tiesiog, padavėjas tas, kuris neturi ką veikti, be mokslo dar kažką. Bet tu gali taip nesijausti. Taip. O tu gali jaus, kad tu dirbi žiauriai naudingą orų darbą. Ir tai yra tiesa. Ir kad ir kas sakytų, kad ten, padirbau vasarą, porą vasarų padavėjai ir paskui nuėjau dirbti jau ten rimtą darbą. Tai kokį tu darbą dabar rimtą dirbi? Man tada dažnai kilo klausimas. Kuo mes rimtesnis? Į marketingą nuėjau. Nu, fainas irgi labai naudingas darbas, bet ar jisai daugiau naudingas negu... Čia, žinai, negali taip. Nu, nebent tu operuoji žmonės arba statai bažnyčias, aš šitus du pavyzdžius laikau kaip etalonius. Tu labai įkvėpi savo kalbomis. Tu gal nori šalia savęs turėti dar kokį nors žmogų, kuris norėtų išmokti šito amato. Aišku, labai kviečiu, kas nori būti su manim. Priimtum iš tikrųjų. Priimčiau. Išmokytum. Tai ir išmokyčiau, arba gal dar faina būtų, jeigu biški ir mokėtų jau. Jau ir mokėtų. Gal ir mokėtų. Bet tai čia, žinai, tas mokėjimas. Mes laik sakydavo, gerai paimti mokinį, kuris nieko nežino, tada išmokysi pagal save. Bet, jeigu norės? Jeigu norės, nu tai valio, bet gali ateiti jau ir mokėdamas biški, tai labai dažnai, žinai, nu, tipo, kad čia nesikirsim. Du gaidžiai vienoje vietoje nesueis. Nu, tai čia jau labai nuo tų gaidžių priklauso. Žinai, kaip čia to įvištydėjai. Mes su Margarita labai skirtingos ir mes visi galvoja, kaip čia mes, nes aš vienokia, jinai kitokia, bet kai skirtumai yra ir vienas kitą priimi su tai skirtumai. Tai va, ir tada pliusai, jo, dėl to, kad jinai viename stipriu, aš kitame ir mes taip pat. Mano ilgametis kolega, su kuriuo visą laiką Provanse dirbam ir kitose restoranuose, ir jisai pas mane ateina irgi į pagalbą. Tai nėra taip, kad aš visiškai neturiu, žinai, kas man padeda, bet čia išskirtiniais atvejais ateina toks Igoris pas mane dirbti. Tai jisai profesionalus aktorius. Jisai vaidina teatre, jis dar kitaip viską, žinai, bet jis, aišku, turi daug žinių vienareikšmiškai, tai man tas yra labai lengva mokinti, nereikia. Dar ir jisai daro visai kitaip. Kiekvienas turi savo vaidmenį atlikti. Dar kartą įrodė, kad čia aktorinis yra. Šitam sektoriui reikia aktorinio. Reikia aktorinio. Nu, tas reikia aktorinio. Kartais reikia. Šiaip žinok, iš tikrųjų, va, čia nesenai girdėjau, kad taigi hostų pozicija. Aktorius reikia kviesti. Į hostą, ne? Jie puikiai tą vaidmenį
Yra ir ne tik aktorių, tokių labai fainų, žinai. Nu, žinai, nu, tik tais, matai, labai faina, kai man patinka stebėti, žinai, kad žmogus ateina ir jis kažko nustemba, kad kažko nesitik. Dėl to tas grįžtant pačioje pradžioje, kur Facebook'ai tie visi, žinai, kad tu darai reklamą. Prisireklamuoji, ten gražiai pasamdai gražų gerą fotografę. Parodai, kaip tau čia bus vasarą. Kaip čia nuotraukos gražios, kokios moterys gražios prie stalo visą laiką sėdi valgo, kaip čia šefas gražiai viską gamina, kaip čia viskas kvepia ir kaip viskas gražu. Ateini ir ten taip nėra. Tai aš emociją tada mėgstu labiau iš kitos pusės, kur žinai. Kai ateisit ir pamatysit. Nepatiks? Sorry. Kitą kartą tiesiog, kas blogiausia gali įvykti, kitą kartą neteisit. Jo, kitą kartą neteisit. O jeigu patiko, sakys, wow, nesitikėjau. O čia, žinai, Facebook'e priskaitai ir jau ateini su lūkesčiais. O lūkesčiai netokie. Nu, nesvarbu, kurią pusę, bet vis tiek netokie. Žinai, tai kam čia taip viską? Duosiu kritikos į someljė pasaulį. Duok. Kas dažnai, žinai, aš esu someljė, bet domiuosi tik vynais. Tai tu čia someljė ar nesomeljė? Tai o į someljė įeina kas? Viskas. Ir vanduo? Ir ne tik. Ir ne tik. Ypač arbata. Pateikimas, žinai, nu, apie kavą visi užmokom pateikti, net daugiau mažiau teisingai, žinai. Arbata jinai tokia, kaip ir buvo dugne, taip ir likusi, žinai. Tai, man atrodo, kiekvienas, jeigu tu laikai save garbingų someljė, tai tada reikia gerbti viską, kas ir vėl tas gerima. 100% vėl. 100% turi būti visur, o ne mirki karštą vandenį, žalią senčią ir neši prie stalo, žinai, nu tai čia tik arbata, žinai, pagersti. O čia va yra vynas, čia va taurė, burgundiška taurė, didelė, maža, dekanteris, teisingai pateikta temperatūra 17, net 25 laipsniai raudono vyno, žinai. O arbata, nu tai čia senčias karštą vandenį išpiliau, pabuvo dar 15 minučių, kol atnešiau nuo baro. Ir iš viso. Čia jūs ką, nealkoholinių gėrimų atėjot gerti? Tai čia someljė? Nu, čia niekas. Čia dėl ko? Nu, tai čia, žinai, irgi vėl tie vardai, kur aš someljė ir viskas. Nu, tai bet čia gal, atsiprašau, čia man tai jautresnė tema to someljė, žinai, bet ir lygiai taip pat su virtuvė, žinai, tikrai patyriau, žinai. Jeigu tu vegetaras, tai tu čia ne restoraną laikytai, žinai, kas toks? Gal biškutį keičiasi dabar. Ačiū Dievui, pasikeitė jau senokai, žinai, bet garantuoju dar yra daug tikrai, nu aš dabar tuose restoranuose gal mažiau, bet savo kailių daug patyriau, žinai. Man atrodo, žinok, tas tikrai buvo, dabar jau tikrai čia vienetai tokie, nes jau suprato turbūt visi, kad čia tai taip, reikia šiek tiek pristaikyti ir tu turi stilių, bet nu jau taip neišsiško. Man, ačiū tau labai, ačiū tau labai. Ačiū jums. Ir kviečiu visus užsukti, kas dar nebuvo į svečius pas Mantą, į Kalba žmonės, manufaktūrų. 7. Taip, markučiai. Pasidomėkite renginiais. O kaip gali sužinoti žmonės, kas pas tave vyksta? Kalba žmonės. Žinokit, čia Facebookas. Čia slaptinga, jūs ten kaip nors. Sudėtinga. Ateikit, paklauskit Manto. Ateikit pradžiai, pažiūrėkit. Jo, o Facebooką. Yra ten tos informacijos tam Facebook'e, bet, žinai, kartais va čia darom degustaciją, bet tų vietų praktiškai nėra, paskelbiau, žinai, tik tais, kad paskelbt. Jo, mes jau su Margarita irgi norėjom patekti, bet nėra vietų, reiks laukti, kada. Nu gerai, rasim jums porą vietais. Gerai, ačiū, man tai keliauk ruoštis. Gerai, lauk. Kaip sakant, priimti savo svečių ir... Ačiū. Nu, malonu buvo. Malonu. Nu gerai, išgerkim arbatos dar. Džiaugiu.